šiandien nusprendžiau pafilmuoti Kauno ketvirtadieninį važiavimą, pavadintą Skaistykla. Oras šiandieną lietingas, tad manau daug žmonių nesusirinks, bet bandom. Taisomės angliavandeninius gėrimukus, pasiemam pamėgtus VP Lab geliukus kelis ir važiuojam. Prisijungs ir Aivaras Mikutis. Ir belia kaip šlapia. Susidėjau antbačius tokius, kažkiek padės. Šiaip nėra šalta. Aivaras nuvarė iki namų batus pasikeis, nes šiandien mina 6 valandų treniruotę. Tai jau turbūt kokias 2,5 ar net 3 turi. Kažnėje žinutė, sveikas, ar važiuosi šiandien? Aišku, važiuosi. O, lemba, tu čia pasiėmęs Bus reportažas. Reportažas? Ja. Gerai. Nu va ir saulė. Čia negalima šį parkuot, man atrodo. Aš irgi norėjau jai pasakyti tą patį, bet galvoju, nepasirodys toks. Ne, jai tai aš irgi nesakiau, bet į kamerėlę galima. Viskas, pusę valandas ir išsikapstėme, šiaip ne taip iš tą miestą. Išlindo saulė. Tikėkime, atvažiuos ir Hebros. Nesitikiuosi, aš irgi. Valgom, kravom anglis ir prisisegam diržus. Šiandien planas pretenduoti Komsas Ravas, Skaistyklos ratuko. Nežinau, kaip čia seksis, bet bandysim. Jam 7 palaikyti greitį, šiam 6 km. Bandysim. Aero visi bairiai, sudėti, antbačiai, kombinezonai. Kombinezonai, tai gal. Ir va, tornadas, užpūs Komsą. Nupūs mumis greičiau, ne? Jo, sveiki. Nėra to lietaus. Blemba, tikrai, kad bus geras oras. Matau, kad ten saulė paslėpus ir... Saulė šviečia. Tai va, minam 4. Daug nesurinko, kaip ir buvo tikėtasi. Nu, bet kažką pavyniosim. Dar +2. Tėtis su sūnum, Simonaičiai. Maladėts. Nu va, jau po truputį lyja. Bet kai gaivų mažiau gerti reikės. Normaliai. Nuo ratą atsigersi. Tepalų. Tai laikas chebrytė, 50 mažai kada nukrenta, tikėtina būt Komsas. Aivaras nuatakavo likus kilometrui. Belia kokį tarpą pasidarė. 3 sukomės be šansų. Next level. Jo, tai Skaistyklos greičiausia local segmento Komsą paėmiau. Tiksliau paėmė Aivaras. Jo. Ir mina jau 6 valandas. Tai ant nuovargio realiai. Kiek vidutinis Aivarai čia gavosi segmentą? Kem 6. A, kem 6? Jo, kem 6. Nu, kem 6. Kaip 4 sukomės, tai skaičiu gerai. Startavom 6, baigėme 4. Grįžtam sausu asfaltą. Viskas, atsisveikinau su Aivaru. Kapoju dugnais, kad kelt pirmiau į stravo workoutą, kad būtų karūna. Ne, juokauju, šiaip varau nusimaut dviratį. Nes žiauriai užsivėlė. Jo, biški purinas, bet nieko. Tuoj viską pašalinsim.
Žiauriai gerai, kad yra tokie pukikai, prasipūs dar viską iš tarpų vandenį. Tai va, šiaip skaistyklos formatas tai įprastai netoks, kad tiesiog visi sukasi ir laiko didžiulį tempą siekdami įveikti kuo greičiau ratuką, bet turim tarpinius finišus, kur galima pasprintuoti, pasimuliuoti varžybinės situacijas, pabėgimus. Tai va tokia varžybinė simulacija, kur rekomenduoju visiems užsukti, ta prasme tikrai nieko neprarasi, to patirties pasisems tikrai nemažai, tai technikais testuot kažkokius naujus papildus, ten geliukus, gėrimą, tai tikrai puikiai vieta po darbų susirinkti ir porą valandų prasukti didesnių tempų, tikrai verta ir manau naudinga. Tai ir išplauksit, tai tikrai bet kokiu atveju kitą kartą vėliau išplauks, iki kol galiausiai neišplauks iš viso ir galų gale dar sugalvosite galutinį finišą pasinaudoti. Tai manau, nėra ko bijot ir kviečiu apsilankyti ateityje.